Dar pliurzus neišdžiovina niekaip. Nukėmė, žinai. Žemės. Nu, gali būt. Nu, pažiūrėsim, ar nenutrūks ryšys, galim pabandyti dar, kol užsipilsiu antro pilimo. Aha, nutrūksta ryšys vis dėlto. Jo, tai 3 ar 5 metrai tik neša, žinai, bliutūfas. Bet nieko, rekonektą padarai, paskui vėl prisijungia. Gerai, užtenka. Bliutūfas. Čia technologija. Pasitvirtinusi visą. Daug kur naudojama plačiai. Nenori rekonektinti. Gali būti tenka diegimą išjungti, jungti gali reikti. Pametė gal kokį svarbų failą. Degimą išjungi ir vėl būna gerai. Pažiūrėsiu, antras tik nelabai ilgisi. Ne. No. Tai turbūt ir užbaigsiu video tą progą. Nu, kada nors galėsi YouTube'ą įsijungęs rasti, jeigu ką. Ne. Bet ten ir... Aha.
Čia šiandieno žaidime, kaip suprantu. Aišku. Gerai. Vis kažkokią vietą. Aha. Mhm. Neblogas vietas užėmė realiai, taip statistiškai paėmus. Nu. Taip, jau šiandien gal eisim ilsėtis, jau užteks. Taip, gerai tada. Ką tada? Iki? Где угодно, возможно, даже на работе. Ты за соседним столом, и как же мне повезло влюбиться именно здесь. Ведь ты тот самый лучший, вся бухгалтерия сохнет. Твои отчеты хвалит босс, но у меня вопрос. Звезда отдела, я хотела давно во всем тебе признаться. Поговори со мной, я хочу с тобой провести выходной. Любовь приходит даже в лифте. Мы поднимались вместе в офис. И юбка выше колен. Ведь ты тут королева, отдел логистики млеет. Когда идешь мимо них, все замирают на миг. Звезда отдела так не смело, хотел во всем тебе признаться. Поговори со мной, Потом расскажем нашим детям о служебном романе. звезда отдела так не смело, хотел во всем тебе признаться. Поговори со мной, я хочу с тобой. Я хочу с тобой. Я хочу с тобой провести выходной.
5 минут на любовь, 5 минут на любовь, 5 шагов в полумраке на ощупь. 5 минут на любовь, это 300 секунд, это время никто не отнимет. 5 минут на любовь, 5 минут, чтобы просто сказать твое имя. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you bathing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. All I want to be some kind of friend. Hey. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you underneath the purple rain. Honey, I know, times are changing. Vėveriai, pažėrai, It's time we all reach out for something new. policija dar pažėruose irgi viešumą tikrino vairuotojų. Ir mano tikrino. But you can't seem Oh. to make up your mind. Pažėruose. You better close it. Aš šitą paskui kaip jisai. Nu, paskui į Aleksotą, Senavos atidaryti, irgi ratuku apvažiuoju botanikos sodas, dar truputį į Kalvarijų gatvę. Nu, reiktų padaryti. Taip, tai va, benzino klausimas, tikriausiai kaip tik reikia užpilti, matau jau benzino. Dar naujas technologijas, o su Audrium dabar kalbu, naujas technologijas norime mums parodyti, gal žmonės ieško tokio motociklo ir neranda. Nu, gerai, nu, vakare sakau, nebent dar vakarį pasižiūrėti. Nu, bus matyt, gal ir užteks. Taip, gerai. Jau kad į bažnyčią važiuoju.
naujom technologijom. Jau būtų nepatogiai iš tikrųjų, kelių šimtų vietų, ne? Verta suderinti. Įmanoma uždėti. O, mažai? Gerai. Ir galima ir muziką klausyti, ir su tavim kalbėti. Jeigu reguliuosi, girdėtai geriau girdėti galima pasakyti. Nebūtina ir važiuoti, su motociklą ir taip žiūrėjau linksmės. Tai nikės to metu gerai. Palau, jeigu tai padaryt. Ką sakai, perikūrą padaryti pirmą ar benziną pirmą, a? Ką sakai? Tada mums reikės įjungt aparatūrą, o jis važiuoja atsisveikinti. Gal neveiks pirmą. Pravartas, jeigu nedaryti. Sako, gal šiandien daugiau nevažiuot, gal užteks. Man yra pravartas. Kažkokiu atstumu gal reikia, liukus kažkokius 5 metrus nesate. Filmuosim, kad jis bus spalvos, kažkaip pačiam su tavim kalbėti, labai gaunasi kažkaip tai keistai, taip atrodo, ne? Nu jo, vėlai, o čia yra tas neplovas, tai kaip galėsi pakomentuoti ką nors. Įrašui, tokį įrašą bus įdomu įdėti, o kažkokio veiksmo biškį. Ten patikra, čia oras visai kitas, kita diena, jau tokios nebus, daugiau audriuk nebus. Tokios dienos nebus. Žinai, kokiam, žinai, kam. Čia kaip tas, žinai, juokelį metė, sako, čia gerėjimas ir variklis, už ką jūs čia pinigus ima. Tai tokiam žiūrovui, tai aišku, jis kažkuo kitų domisi. O aš tarėmas ir variklis kiek valandų pražiūrėjau, nė trupučio man neatsibodo, nebent jau, žinai, turėjau kažkokiu tai darbo kito. Tai ir čia, žinai, žiūrovui, žinai, ne kiekvienam, kiekvienas video, kiekvienas, kaip sakant, vis kitam turi savo, kaip sakant, žiūrovą, kaip sakant, va. Jo, bet dabar atidaryt, jeigu nori atidaryt bako dangtį, gaunasi turi išjungti vis dėlto. Jau su benzinu, matai, negalėjo kauti audriau. Čia jie padarė taip, kad turi išjungti. Tai vaizdo medžiaga ant ekrano dings. Va. O. Nes mums reikia benziną įpilti. Va. Nu va. Bakenė sausra, bet jau dugnas. Nu, plika akim sunku pasakyti, nepasišvietų su degtuku, nieko nepamatysi. Kaip tau toks juokelis, nebaisus? Bet yra taip juokavę žmonės, yra. Nu, užsidėjo. Čia jau kinietiškas angalis, dabar su Šaro padovanotų kanistrų pilu. Ir kinietiško angalių. Kinietiškas angalis mėgsta per kraštus benziną net varo. Tai jeigu skamba per kraštus, tai kas gali būti geriau, kai benzinas bėga net per kraštus. Audriuk, dar nauja technika. Vairuotojai, kas gali būti geriau.
Kad čia koks vienas kitas lašelis nukapsėjo, tai gal nieko baisaus, ne. Biški pavostai, biški ką. Sigaruoja. Tai net kaip tik padaryta jau gamintojo, kad va, latakas nuvestas, viskas, žinai, ta talpa padaryta, kad jeigu, žinai, pritaškytum per šoną, nubėga viskas gražiai vamzdeliu ant žemės. Težiai, tilps visas kanistras, jaučiu, kad gali netilpt. Man ir taip atrodo. Ko tais. Nu va, polnai bak vadinasi. Arba pilnas bakas. Nu, gražu žiūrėti. Dar tik patikrinsiu tarpinį, kartais būna. Čia reiktų superio biškiuką porą taškų uždėti ir nebūtų tos problemos, bet aš tai kol kas jo nepilu. Su pirštu va palyginu, patiesinu. Biškiau neįlindus tarpinukį į savo lizdą. Nieko čia. Kol kas nematau problemos, tame va skuduriuką turiu, va tam lašiuką pavalyti galima. Signulkė, aišku. Nu jo, biški sudirbo, nes čia automatiškai visi lygiai, kai apsaugos įjungti, tada jinai nors praktiškai net su vienu lygiu ir tai jinai pastoviai laiko užrakintą motociklą. Tik tiek, kad gali užvesti be kontakto, žinai. Nu, labai jau krūtyti ten, bet jau mažiau saugumo tada, žinai. Koks litras ar ten 2 maksimum liko. O, Lady Gaga padainuos. Porą singlų neblogų išleido Gaga dabar paskutiniu metu man kurie patinka. Dar vairą reikia užrakinti, tada būna va, 4 saugumo lygiai net va, jeigu taip tiksliai skaičiuojant. Tuoj va, tai dar pipkutę atsinešiu, galėsim pakalbėti apie šiandien dieną. Įrašysim. Padėsiu tik tai ant galiuką tavo, kur sakiau papasakosiu įrašį. Tai va tokį ant galiuką, kad nereikėtų su to kanistru, žinok. Tai tikrai kaip lynų lipdamas kažkur virš tarpeklio, žinai, bet tokio ant galiuko jautiesi. Tačiau užsidėjai ir patogiau ir sugalvota gerai. O aš tau rodžiau tos ant galiukus. Audriau. Nu nesmė čia tokia smulkmenėlė. Va. Arbatas dar turiu antro pilimo. Kavą vėliau biškį užsikaisiu šitą arbatą, galiu dar išgerti. Mikrofonas. Va. Nu, visai kitaip, žinai, žmogus pasivėžinau, supranti. Žinai, ko tik nesinori važiuojant grot žmonių nervais. Sakau, šiandien būčiau iš ryto net važiavęs, žiūriu nuotaiką nekokią, dar aš nervuotas, dar kažkas, ką ten tokiai magaliniai važiuot. Na dabar visai smagiai taip kelionė praėjo. Nu, negalėjau visai tavęs paklausti, kelią buvau sutelkęs dėmesį, dabar atsisėdau su Pipke, tai kaip tau sekėsi tenai, tam čempionate kortų? Kelintą? 18.
Aha. Aha. Taip, svarbu. Mhm. Ko tokių? Mhm. Aha. Aha. Gali, aš irgi va garinu. Man tai tokia mintis, žinai, filmuoju, žinai, dabar tokia, žinai, čia garinam, tiksliau aš garinu, tu ten kitam laido gali rūkai. Ir atrodo, žinai, taip liūdna gali būti žiūrovai, neįdomu. Kaip jam gali būti liūdna, man tai linksmai visai atrodo. Tai tokias smulkmenėlėse detalės pamatyti gali. Kaip tu manai? Nu, aš ir taip galvoju. Padarysiu. Mhm. Taip. Reikia. Šią dainų rinkinuką tokį užsileidau, kur tata pasivadinęs. Nu jo, pas mane irgi jau saulytė už namo. Reik mėgautis tokiu oru, aš sakau. Nes kai bus karšta, tada jau bus vėlu, tada jau sakysi per karštą. Čia striukutė kokia užsimyti ir viską, o kai bus karšta, tada į pavėsį kokį arba važiuoti kažkaip tai atsivėsinti galima motociklu. Mašinose kondicionieriai arba ventiliatoriai. Aišku, autorių teisės uždeda ant tų visų muziką, kokią paleidžia, ar ką mažiau žmonių mato, bet tai gerai skamba, kodėl nepaleistas muzikos, ten neprieštarauja tie autoriai, tenai duoda tą leidimą, tik tai ten apribojimai tam tikri, žinai. Taip nesipjautų gal kažkas, ar ten gal komercijos tikslais. Aš kiek žinau, tai rytoj, 30 dieną lygtais. Čia man sakei? Stipri ta boka. Paukštukai gražiai čiulba.
fantastika. Oi, ta nuotaika, kur tai dingsta, nežinia kartais ten. Sakau, kažkas gal pačiam visatos jėgos kokios veikia, ar kas čia supranti, dingsta. Ir galvoju paskui, kaip pataisyti tą nuotaiką. Nu. Dėl to jis turbūt ir eina, kad energijos pasiurbti žmogaus. Tai jis nejaučia. Tai va už tai. Kur ten jausi vaistai, jeigu neveikia, automatiškai daug pojūčių prarandi. O čia nei muzikytės paklausyti, nei nieks neįdomu, kai skausmai visokie. Šiandien per radiją ar per kur palačia. YouTube'ą kai klausiau, tai reklamos įmeta, nes neužsisakęs tos paslaugos, žinai, be reklamų. Tai sako, jeigu jums nieko neskauda, tai žinokit, geriau ir būti negali. Nes yra žmonėm, kam skauda, žinai, bet tai irgi tų daktarų kodėl bijo. Aš mačiau, kai jisai su daktaru kalbėjo, tai baisu. Kokį recidyvistas iš kalėjimo pabėgęs ir ant kupros tuzinas pareigūnų vejasi. Tai kaip tau padės daktaras, tu jį vos neužmušt nori. Žiauru, bet tai jo, pasakyk žmogui, kaip jam dašus. Nepripažįsta, kad jau jam reikia pagalbos, o ta puikybė jam pačiam gadina gyvenimą. Reikia gydytis. Visiems ateina diena, kada reikia pasigydyti, va man žiūrėjo kažkokia mikrobas ir viskas, guli lovoj, supranti. Ką čia pridarysi, jau nepraeina, jeigu greitai dar ir pas daktarus kreipiesi. Ir jokio stabdžio ir eini į priekį, kaip sakant. Na, aišku, geriau, kuo mažiau, aišku, norisi, kad tų lygų būtų žmonėm, bet faktai rodo ir sako, kad yra taip, kaip jį turi būti ir yra gyvenime. Išgeriau. Arbatą, kiek mes dabar turim laiko, dar audriuką apibrėžkim. Šiek, ta prasme, mes to laiko kaip ir turim, bet ta prasme, kiek dar galim kalbėti. Prieš 6, čia pas mane Dziegorius rodo, po 5, tai turim, tai aš galiu tada įt kavos, dar užsikaisti ir pypkę užsipildyti. Tai spėsiu ir kavos pasidaryti, dar prie kavos galėsim ką nors pakalbėti. Kities tolų rezultatų. O, spytkė. Norėjau dar tą savo remontą biškį nufilmuoti. Būtų super duper jau ten kažkas tokio, žinai. Bet biškį padūminau. Mamai nepatiko dūmai. Tai teko biškį gal atsisakyti, supranti, dar čia tos kojelės paskui prašyk. Reikia, žinai, galvojau, žinai, su kojelė iš telefono nufilmuočiau iš šono, o su kamera nufilmuočiau dar taip, paskui įkelčiau į kompą, sumontuočiau filmuką iš 2 aparatų filmuotą. Gal būtų neblogai gavęs, įspėjau, bet atidėjau kitam kartui. Čia labai jau būtų super duper, žinai, toks veiksmas, žinai, daugiau. Nes toks yra lyg tai poreikis, kad būtų to veiksmo.
Kas čia nutilo mano aparatūra. Lieko lyg tai nespaudžiau. Dar ir baterijas pakrausiu prie to pačio. Kaip girdėt. Ai, greičiausiai klausė, žinai, kai dabar paslaugos užsisakęs. Tai jis paklausė manęs vis dar, ar žiūrėti tą įrašą toliau, ar dar ne. Ta prasme, ar jau ne. Niekis pareguliuosim. Tai mama dėl banko, tai sako, dar neskambink, sako, pirmadienį gali būti apskaita, žinai, kai būna įmonėse. Gal jie ir patys paskambys pirmadienį, gal kokį antradienį paskambys, jeigu nesulauksiu skambučio, žinai. Nes minėjo per 15 dienų. Gal ir ilgiau užtrunka. O, čia nemalonumų pridaro žmonėm. Kalbėjo per televiziją, labai daug apsukę čia. Visokiausių sričių. Jie ne vieni dar veikia, visas tinklas jau turbūt čia. Sukčių tų. Įpildžiau pypkę. Šitą kol kava užvės. Galima pafilmuoti, šiaip savo namą norėjau jau seniai pafilmuoti. Tai va bus proga puikia. Bet kol dar neverda, galima net ir į lauką eiti. Ir pareguliuosim muziką, nes man atrodo, spėjau, kad klausimą uždėjo, tęsti tą klausimą, ar ne? Įranga, gera įranga. Man patinka. Jo, taip ir yra, kaip ir sakiau. O šitą labai prancūzas, čia taip užgriaudė balselį gerą tokį, kad... Radė, žinau, kas čia dabar? Gerai dainuoja gražiai. Aukštas pilotažas, kaip sakoma. Girdisi ir tau gal? Su Celine Dion toks duetas. Prancūziškai. Tai va, palauksim, kol virdulys užvirs.
Padangų netikrinau slėgio, bet jau sekantys įk reikės patikrinti. Realiai ir padangą reikia. Ar kur vinies nepasigavai, reikia žiūrėti kartais. Snupas dainuoja. Jo, bet su visa chebra čia ir Eminemas ir visi kiti tie žinomi reperiai, nu, mažiau gal žinomi. Jo ten visa ta Long Beach vadinasi. Neblogas naujausias jų darbas, ten man patiko labai. Bomboksą reiks pakraut. Nelaiko jau srovės tą bateriją. Nuo stovėjimo nusėsta pati. Reikia pasižiūrėti, gal vandenėlis gal jau užuvyro. Dar ne. Bet jau turėtų greitai. Tai va, kanistrus reiks pildyti jau tuoj benzino. Kas pas tave vyksta? Tai vis dėlto šiandien lošia? Aha. Aha.
Kantrybės nebandysim. Kalkių nevirsim. Beach, sakau, boksą, boomboxą gali būtų pajungt, bet nusėdęs. Nespėjau pakrauti. Dar bus laiko. Bet per ausinės gerai irgi klausyti per laisvų rankų įrangą. Ai, niekam ir netrukdai nieko. Nors ir garsiai visai kartais norisi, žinai, smagu. Nieko ten baisaus ir. Tik reikia, žinai, pakrauti bateriją. Na. Baterija atlaikė šitą kelionę visą. Matai, gali būti, kad buvo šalta, už tai greičiau nusėda baterija. Greičiausiai taip ir bus, nes praeitas syk tai jau prie Maxima bazės baigėsi filmavimas. Pagarint galima. Užpildžiau pypkę pilnai, baterija naujai pakrauta. $90 buvau šiandien įsibėgėjęs, bet nemažai. Bet vėjas pūtė labai trumpai, taip tik tai. Štai nesunkus tas motocikliukas, kas 140 tik sveria. Per 150 dabar galvoju. O ką ten apie Žalgirį šneka? O apie ką? Aha. O šiandien sakei, kas ten rodo pas tave kažką krepšinį, kas lošia? Aha. Jonavoje ir Kėdainiuose. Bet kuriam mieste žaidžia. Supratau.
skaniką virti. Tai va tokį parimojimą įdėsim, viską, muziką, viską, kur bus nuobodžiau prasuksiu biškį. Arba gal geriau palikt visą įrašą prasisuks, kas nori ant greičio. Taigi patys gali įsijungti pagreitinimą. Kaip manai, Audriau? Pažiūrėsiu pas save studijoje, ką galima padaryti geriausia. Paskui bus matyt. Matai, kol neprieini prie reikalo esmės, nieko gali paspėlioti tik tai. Kai pasižiūri iš arti, susiduri su tuo, tada tik tai kažką gali nuspręsti. Benzino latakėlis biškį, nežinau, dažus pagriaužė ar ne. Gal taip tik tai. Biškiuką paliko savo dėmę. Pavalysim, pažiūrėsim. Gal kitas į chemijos, kokios reikia nuplovimui. Susielėm ne visada ten pavalysi kažką. Tos putos irgi gerai kartais, kai būna, žinai, plovyklose. Pavaliau liktais nieko, neliko dėmės. Naudojas, ta prasme, tiksliau, natūraliai ir tiek. Galim naujas technologijas dar parodyti, ne, Audriuk? Elektros, jeigu nepagailėjus, ne? Įjungt prietaisų skydelį, žinai, žmonėm pažiūrėti. Klipą pasijungt. Truputį bus, aišku, reklamos, kadangi neužsisakęs tos paslaugos, dabar muzika nenutrūkstamai grotų, bet jiems reikia, kaip sakant, kaip arkliukui pašarų, taip ir visiems reikia pinigų palaikyti tą idėją gerą.